Sveiki visi. Sveiki! Praėjo Respublikinė tautinių mažumų olimpiada ir antrą vietą užėmė Viktorija Nalivaiko, mokytoja Vida Jakubavičienė. Sveikiname! Kaip manote, kodėl pastaruoju metu jūs nematote direktoriaus mokykloje? Nes mūsų direktorius Singapūre kartu su atstovais iš 9 Kauno mokyklų. Singapūre pasirašyta 5 metų bendradarbiavimo sutartis. Ši sutartis suteiks Lietuvos mokytojams galimybės dalintis gerąją patirtimi, o mokykloms modernizuoti ugdymą. Kovo 27 dieną vyks konkursas Kelias į Parnasą. Plačiau apie tai papasakos rusų kalbos mokytoja. Ar galite plačiau papasakoti apie konkursą? Gerai. Šiais metais vėl vyks pas mus tradicinis meninio skaitymo konkursas Kelias į Parnasą, kuriame dalyvaus gimnazinės klasės. Šiais metais turime tokią temą Mes skirtingi, bet mes vieningi ir tikimės, kad bus gana daug dalyvių. Laukiame jų. 5B klasės mokinė Kamila Jonilalytė dalyvavo kūrybinėme konkurse Mano frankofonijos stilius. Jos darbas buvo eksponuojamas Akropolyje, o apdovanojimai vyko Žalgirio arenoje. Nominacija už madą ir estetiką. Kovo 28 dieną vyks mokinių dainų konkursas Dainuoju Lietuvai. Norėčiau paklausti apie koncertą Dainuoju Lietuvai. Labą dieną. Ketvirtadienį, kovo 28 dieną, mūsų gimnazijoje vyks tradicinis konkursas, dainų konkursas, kuriame dalyvauja 5-9 klasių mokiniai. Per 3-4 pamoką aktų salėje mes laukiame visų 5 ir 6, o per 5, 6 ir 7 pamokas mes laukiam 7, 8 ir 9 klasių mokinius. Kiekviena klasė paruošė savo dainą, atliks ją. Labai prašome klasių pasirūpinti galbūt kažkokia lietuviška atributika arba bent pasižiūrėkite, kad jūsų apranga būtų graži kaip choro, kaip klasės, kad jūs atrodytumėte gražiai. Mes turėsime vertinimo komisiją, kuri vertins jūsų atlikimą, jūsų nuoširdų dainavimą, jūsų teksto mokėjimą, tai kaip jūs sugebat perteikti dainą. Kaip ir pasakojau, įvertins ne tai, kaip jūs sugebėsite mandagiai klausyti dainininkų ir gražiai elgtis salėje. Už tai jūs turėsite irgi atskirai vertinimą. Po pertraukėlės, kai pabaigs visos klasės dainuoti, bus trumpa pertraukėlė ir per tą laiką komisija apsispręs, paskirs vietas 1, 2, 3 ir apdovanos nugalėtojus. Tai va, kviečiame ir visų klasių mokytojų, kurios dirba tose klasėse tą dieną 5, 6, 7, 8, 9 klasės nuo 3 pamokos būti aktų salėje. Ačiū. Labai ačiū. Viso gero. O dabar filialo naujienos. Sveiki. Kovo 20-ąją pasaulinė Žemės diena. Ši diena labai svarbi tuo, kad visi kviečiame būti žemės globėjais. Žemės dienos proga visi mokiniai buvo kviečiami dalyvauti piešinių parodoje Tausokime vandenį. Они не могут говорить, но за них скажу я. Не мусорьте, друзья, земля у нас одна. Žemė vaikų planeta. Penktos F klasės mokiniai per technologijos pamoką padarė gerą darbą, pakabino inkilus. Что сегодня за день? Что у тебя в руках? Сегодня за день земли, у меня в руках скворечник. Давай, Роберт! Наоборот! Дырка есть! Ё-моё! 10-okai Žemės dienos proga pagamino terariumą, kuris papuošė informatikos kabinetą.
Žemė mūsų bendras namas. Saugokime ją.